Mhm. Čia po to šamanų. Jo, dabar rodom man jį kaip tik. Mhm. Gerai. Nu jo, va čia kai... Biškai aš taip norėjau sakyti, bet rodo dabar taip, tai turbūt reikia sakyti taip, kai nekaip aš galvoju, kaip rodo. Mhm. Gerai. Nu, aš gražiau norėjau, kaip sakant, nenorėjau jį suvaryti, bet tavs ne, kas klauso jų reiklas, kaip jie žiūrės, kaip priims, jisai vadina tas baltas šamanas, tipo vėlai šaman, bet ten, jisai šiaip sąmoningai šneka normaliai viską. Tai tas duh, ką jisai vadina, tai, nu, nežinau, man dabar rodo, kad ten ir velniai, ir viskas ten, ta prasme, nu, čia pagal tą dualumą, žinai. Visko ten yra ir kiekvienas atlieka savo darbą, kuris gali atlikti ir kaip turi atlikti, žinai. Mhm. Nes jisai pats, kaip šneka, jie ne už gėrį ar blogį, jie už balansą. Tarsi, kad palaikyti tą dualumą. Tai, va, tai pasireiškia, yra visokių, jie juos neskirsto, kuris geras, kuris blogas, jie supranta, kad tai yra juoda ir balta ir kad tu negali išnaikinti juodo, nes to pačiu sunaikins ir balta ir atvirkščiai. Čia yra beprasmis dalykas, tai kovoti, naikinti, nes tai yra taip sukurta. Tu, jeigu tau nepatinka juoda, gali nueiti į kitus pasaulius, kur yra vien tik tai balta, žinai. Mes čia tam ir atėję, kad tavo skirtumą suprasti, pajausti, išgyventi. Nes daug kas praranda tą suvokimą, tą tarptų, supratimų, būdami savo ten kažkokios dimensijos ir kažkur. Nu, tai reikia visų jausmų. Nes jeigu nežinosi, kas yra blogai, nežinosi, kas yra gerai. Tai jo, tai va tas ir yra visur čionais, tai va, nu, kai žmogus pasirinka ten, arba, nu, gal jis labai žemo lygio, gal ten pirmos reinkarnacijos, ar toks, kaip sakant, nu, aptemęs, arba užvaldytas, užhipnotizuotas, kad tik tai vieną tikėti tenais, kad ten velnias laimė, tai kovos ten žudys kankins, jeigu ten tiki, kad gėris turi laimėti, ten dievas, ar ten kokį ten pavadinimą pasirinko, tai ten kovos prie tą vadinamą blogį, žinai, bet, nu, galų galia visi, anksčiau vėliau visi supranta, kad tai yra beprasmis, kad tas dalykas, kad niekada ne viena pusė nelaimėjo ar nelaimės. Kad tai yra tik tai energijos gamybos, kad tai mūsų patirtis, kad suvokti, kad tai yra neatsiejama vienas be kito ir kad yra labai stiprus skirtumai. Va, tik tai esmė, ką tu pasirenki, kaip tu gyveni, tos moralios normos tavo. Ir nėra teisingų ar neteisingų, yra tiesiog tavo pasirinkimas. Nu, jeigu tai tavo, jeigu nekopijuoja. Mhm. Tai vat kas to šamanus supratau iš jo kalbų ir kiek man čia informacijos eina, tai kad jisai vat pasirinkęs tą tarnavimo, nu, mano žodžiais auka, jisai paukoja save, savo gyvenimą ir visas praktiškai ir savo reinkarnacijas, jis taip pats irgi pasako, ir jisai tarnaus tam, kad įtiktų, daleiskim, pirmoji eilė yra giminė, už tai sako, pavyzdžiui, nu, kas ateina tenais tą duh įsileisti, tada ten tuos visus, kas per jį valdo. Nes jisai tada atiduoda savo kūną, tai ne jisai daro, jisai tą per ritualą, jisai palieka savo kūną fizinį, eina ten į kitus pasaulius ar vieną kokį pasirinkęs. Ir tuo momentu tavo kūną valdo kita būtybė, taip pavadinkim. Nu, jie ten duh vadina. Ten dar vardus turi, bet ten gali būti bet kas. Ten. Šiuo momentu, sako, ten virš 3000 yra, pas kitus būna ten 2, 3, būna 10, būna ten 1000, visai būna. Priklauso nuo tavęs, ką tu darai ir kaip tu realizuoji tą. Ir kam įdomu pas tave ateiti. Tai va, tai jisai ten išeina ir tada už jį daro. Tai man taip priminė, kad kai aš kiek save ten gydžiu ar kažką tai, kad aš lygtai man atrodo, kad aš darau, aš stebiu iš šono, bet aš žinau, kad aš neturiu supratimo, kas čia vyks, aš tik stebiu, kas vyksta ir aš nežinau ten to materialo, tai principo netgi kartais ten kažką suprantu, kas vyksta, kartais net nesuprantu ir leidžiu tam būti, kaip sakant. Tai va, gaunasi panaši būsena man susijungia, kad gaunasi, kad kažkas daro. Atrodo man, kad aš, bet iš tikrųjų tai žinau, kad čia ne aš to nepadaryčiau, nes aš nežinau, ką aš darau ir kaip. Ir tik matau rezultatą, žinai. Tai čia kažkas irgi panašaus yra, žinai, toks gydymas, kai atsieit tu gydai, bet iš tikrųjų tai ne tu gydai, nes tu net nežinai, ką ten reikia daryti ir kaip reikia daryti. Nu, tarkim, gerai, tu petį susigydė, ne? Tai tu matai, kad tu pats save tepi kažkokiu tepalu. Nu, bet aš nežinau, kad reikia teplą, kokį teplą tepti, į kurį tepti, ar kodėl reikia teplą tepti. Pas tu net nei minčių, nei supratimo nebuvo. Tai vyko automatiškai. Pasąmonė žino, nes yra informacija. Tai jo, mes vadiname tai pasąmonė. Kodėl mes tai vadinam pasąmonė, nes neturim kitų pavadinimų. Šamanai tai vadina duh, mes vadinam pasąmonę. Nu, tai kiti vadina aukščiausias aš, kiti sako dievas. Tai vat, mes tų pavadinimų krūvas turime. Esmė yra, kad kažkas daro ir vat, tu įsiaiškini, kas, tu tikėsi, būsi šamanas, pasirinksi šamanas, ne, vat, reikia tikėti duh. Ir tau rodys gerai, va, yra tavo tas duh daro. Mums pasakyta, kad va, tai davo tavo pasąmonė, mes patikėsime, noriu tikėti, tikėk, va, man rodys, kad tai yra pasąmonė mano daro. Tasme, mums rodys taip, kad mes tik tai, nu,
kas mums tinka, ką mes norim matyti. Mhm. O tas mane užnisa. O kaip iš tikrųjų tą atskirti, vat? Nes gal dėl to, kad eterį tau sunku įvardinti to, ko mes žemė Nu, neturim. tai mes čia, Žodžių tam. tų pavadinimų nėra niekur išskyrus čionais pas mus laikinai, vat, kol mes šitam kūne. Tai už tai ten norit tikėk į velnę, tau parodys, kad tu velnės daro. Tikėk į Dievą, tau parodys, kad Dievas daro. Ar angelas, ar ten demonas. Ko tu tiki, kad tik tau tiktų, kad tik tai tu apsiramink, darbas yra padarytas, va viskas gerai. Ir tau tą patį rodys. Už tai sakau, aš skirtingų žiūriu, skirtingai domiuosi, kai susijungia tokie dalykai, lygiai tie patys, taip pat vyksta, tik mes skirtingai taip vadiname ir skirtingai į tai žiūrime, žinai. O lygiai tas pats procesas vyksta, lygiai taip pat. Netgi man dabar buvo šiandien ryte vaikščiau ir galvojau, ką pasižiūrėti tą ir man iškart iššovė į galvą, sako, tu manai, kad tu vaikštai hipnozėje, ar kad tave veda kažkas. Nu, man pirmas dalis, vedlys ateiti yra, dalesim, tu mane vedė, ne? Bet iš dalies, tai tu mane klausimą duodi, bet kas man viską rodo, kas man viską sako. Ir kodėl mes sakom, man rodo, aš matau, mes taip pasakome nesąmoningai, ne? Nes tai mums kažkas į tą televizorių, kai sakant, pajungia ten garsą, jausmus, mes daug ką jaučiame. Bet tai mes kodėl to nesigilinam? O šamanai sako, pavyzdžiui, duch veda ten. Kas ten tiki ten tos pagal dualumo ten anglus, sako ten aukščiausios aš vedu, ten pasąmonė rodo dar kažką. Mes visi tų pavadinimų krūvas turime. Bet mes visi apie tą patį šnekam skirtingais pavadinimais. Tai ką tai pasako, kad mes beleką sakom ir mums beleką parodys, bet esmė yra, kad mus kažkas veda, mums kažką rodo. Kažkas tai, ko mes neturim supratimo. Ir mes galime aklai tikėti, kad šiandien svava. Mane angelas veda, ten mano aukščiausias aš vedu, ten demonas pas kažką gal veda, pas kitą ten tas duchu, ten dar kažką tai. Bet gaunasi, kad mes tada negalim nesužinoti tos teisybės, kas iš tikrųjų ir kaip vadinti, ar neturim tokių pavadinimų, apibūdinimų tada, kas tai daro. Bet tai galime pastebėti tik tada, kada kuo daugiau skirtingus dalykus, tokius tą patį veiksmą pamatai iš skirtingos, kaip sakant, sferos, ar kaip čia, iš skirtingos tikėjimų, ar kažko tai va tokio, supras kaip vadina. Tai iš dalies dar daugiau mane skatina sužinoti dar skirtingų būdų, kas kaip eina, kas ką daro ir kaip tai vadina ir kodėl, žinai, ir rasti tos variantus, nes va kaip ekstrasensai ką daro, tai ten aišku daugumoje iškart sako, kad ten demonai, tik tai demonai gali, nes čia jų šeimai, kaip sakant, jų čia planeta, jie viską tvarko, jeigu nori kažko gautas, nes angelas tau niekada nepadės, nebent ten kraštutinumai atsitinka ten labai retai. Nes angelo tikslas yra, jo ideologija yra, kad leisti tau klysti per savo klaidas, per savo skausmą, ten netektis ir visą kitą, kad tu tai patirtum, išgyventum. Atseit, čia tokia yra esmė. Ir jie nemaišys tau to patirti, to gal. Ten nebent kažkas tai ten, balansą palaikyti trupučiuką kartais gali įsitėm. O šiaip padeda tik tai tie visi demonai. Už tai jie tau tikė, to įsitikinę, jie meldžiasi, jie aukoja ten tą kraujo energiją, visą kitą ir gauna rezultatą. Ir greitai, ir aiškiai, ir tiksliai. Tai jie tuo tiki. Šamanas vadina duch. Jie net neskirsto juodo balto, ten ir taip toliau. Pavadinimų sako, bet asme sako balansą palaikyti. Tai tame pasakymė yra tai, kad jie ir tam. Plus, kad jie yra tarnai. Jie atiduoda savo kūną, savo rekonaciją, savo patirtis tam, kad tarnautų, kad per jį kažkas darytų. Ir tai iš to tu negali išeiti. Tu jau tam lieki to šamanų ir po mirties, ir ten sekantis rekonacijas, ir sekantis. Tu visą laiką būsi to šamano. Tai čia toks kaip ir pasmerkimas savo sielos evoliucijai gaunasi ir kažkas tokio, nežinau. Kol kas tiksliai nežinau, tai kol kas tokie žodžiai ateina. Kad tavas metu kaip ir parsiduodi tam, kad tarnautum kažką. Kaip sakant, tarnavo, to nežinau. Man tas bet jie supranta, kad jie iš gyvenimą tą patį darys. Jie supranta? Jo, žino, ir to labai noriu. Tai jie sako, ateina žmogus, sako, ten mano tenais iš dėduko, tenais tas duchai į mane įdinėja, aš ten ir sapnus matau, ir ženklai visą kitą, ten nėra kaip tai atskirti ten, nes tai peridinėja per kraujo ryšį. Tai ir sako, ateina, prašau, kad nuimti. Yra ten ritualas, kad galima perleisti kitam giminės tenais narių daleiskim, ne, jeigu tu tikrai nenori. Sako, aš visą laiką įkalbinėju, aiškinu, sako, tu pagalvok, ten duoda ten ir laiko ir visą kitą, sako, nes jeigu giminėje yra nors vienas šamanas, tai visai giminė yra labai gerai. Tai aišku labai gerai, nes ir po mirties visą laiką tau padės, visur kaip įmanoma, nes giminės tas ryšys yra pastipriausias ir jeigu jo neatsisakai ir nenukirti, aišku, tai čia didžiausi pagalbininkai ir pagrindiniai pagalbininkai yra tavo giminė. Mirus išėjus. O gerai, dabar pažiūrėk, ar tavo giminė nebuvo šamanų? Ne, nematau. Raganų. Ne, tai tokių iš vis tą pusę, ne. Kad tokių praktikuotų kažką bent jau dabar nerodo, ne. Kai rusus, ne, tos ekstrasensus, tai ten vos ne pas visus močiutės kokios raganos, prosenelės raganės. Tai čia
čia biznis, kitaip tu negali savo vardo pasakyti, jeigu tu neturi, kaip čia lengviausias dalykas pasakyti, ten patomsinoje vėdimą ir ten kažką tokio, ten, tai čia vat, yra toks kaip etiketė, o kiti iš tikrųjų, kas ten yra. Reklama. Nu jo, čia, sakau, tie, ką šau šneka, reikia biškai ten, kaip sakant, aš filtruoti, žinai, ką jie ten sako. Bet tie šamanai, sakau, man asmeniškai tai yra nepriimtina, nes tu nesi tu neini, tu nedarai. Per tave daro vienas dalykas, man tai nepatinka ir kad tu pasmerki save visam likusiam savo ten begalybėj tų rekonacijų, kiek tu būsi, tu visą laiką būsi to šamano. Per tave visą laiką kažkas dirbs. Kad tu kaip ir paaukotas, pasiaukoji pats ir tipo tarnauji kažkam. Tai, nu, čia va, komunistinis požiūris trupučiuką ten, kad tipo dėl kitų labo tu save gali paaukoti. Nu, man tai nelabai kol kas. Irgi tai žiūrėjau, ar čia iš ego, ar čia kažkokia puikybė, ar kažkas, tai ne, man tas toksai būdas ir elgesys, pavyzdžiui, nepriimtinas. Kitiem gal ir ten tinka, nežinau, bet aš ne, aš žinau, tai kad ką aš jie noriu atėjo eiti, tokių aš noriu patirčių tokios patirties, čia kaip pastrigimas, tai tu savo patirčių nesusirinkai. Tie, kurie jau buvę, sekant jo rekonaciją, vėlis ateina šamanų, tie dažniausiai ir mato sapnus, tas rekonacijas, kai tai anksčiau buvo visą kitą, jie, kaip sakant, tai va, dabar šitam kūne tai tęsia savo darbo, tai natūraliai prieina. O būna, kad siela ateina ir ten daleiskim pasavė ten dedukas, koksai prodedukas buvo šamanas ir dabar jo siela nori ten savo tos dvasias į tave perkelti. Tai ten tau prasideda ten visokie tenais. Nu, yra ten simptomai ir tu turi tai priimti, nes ir ritualai yra visą kitą ir tu turi sutikti su to priimti visiškai. Ten, atrodo, 3 gaunus tie etapai kažkar 4, 3, man atrodo. Vat, ir tada tavo, kai sakant, ta siela pirmą kartą gali priimti, vien dėl to, kad ten pagal kraujo ryšį, ten genetika kažkas giminiai buvo, žinai. Tada tu gali tai priimti ir tada jau tu pasmerksi save, nu kaip pasmerksi, jie sako, čia kaip ir dovana gaunasi, bet čia kas kaip žiūrė, žinai. Man tai yra pasmerkimas, jiem tai yra dovana, bet irgi ne visiems aišku. Ir tada jau tu būni viskas, tavo siela būna pririšta prie to šamonizmo visam likusiam rekonacijom. Tai va, tas man nepatinka, man bet koks pririšimas, prievarta tokia kaip ir gaunasi, man, aš taip į tai žiūriu, žinai. Ir man tas iš karto atmetė, nežinau, aš peržiūrėjau gal 3 jo video tenais, tai labai patiko, jis labai atvirai, labai aiškiai šneka, suprantamai. Ir pats jisai kaip ir šviesus, normalus žmogus, žinai, bet va, tas jo supratimas ir tas va, nepatiko man. Aš nieko prieš tai neturiu, bet aš to nenorėčiau, pavyzdžiui. Aš to atsisakyčiau. Nu, jeigu ten vienam gyvenimui, tai gal ir nieko, ne, bet jeigu visą laiką, tai... Jo, viskas tau tai tipo, visam likusiam savo egzistavimui. Plius ten jie būna miršta dažnai, nes kai palieka kūną ten po to ritualo dalėsim, ten klientas kas nors yra, ten kažką reikia gydyti ar kažką daryti. Ir sako, aš palieku kūną, yra kažkoks tarpas, kol tas duch tipo įeina į jo kūną, pradeda valdyti, žinai. Ir va tas tarpas būna, kad žmogus ant tas, kuris transų jo nukrenta ar dar kažką, tai ten būna tie prižiūrėti, turi pažiūrėti. Ir tai sako, dar būna trumpas tas, o po to sako, aš nežinau, sako, nes laiko jos skiriasi. Sako, aš nežinau, ne visą laiką tiksliai žinau, kada tas duch išeina ir kada man reikia grįžti. Tai sako, būna užtrunka minutę, būna ten 5 minutės ar 10. Tai per tą laiką būna, kad fizinis kūnas gali net numirti, nes būna, kad širdis sustoja, ten pulsas sumažėja, ten tave bando gaivinti ir ligoninė būna ne kartą, kad nuveža. Tai va toksai yra kaip rizika, nes kiekvienas ritualas, kada tu palieki savo kūną ir įeina tas duch, yra šansas, kad tu daugiau niekada negrįžti tą kūną. Bet jie nebijo tos mirties, nes jie, va, tas išėjimas jo gaunasi, kaip ir numiršta gaunasi, nes jie išeina tenais, kur tie visi, va, tos visos dvasios ten vaikšto, tie visi pomirtiniai gyvenimai, jis tenais būna. Laukia, kol galės grįžti. Kaip ir gaunasi jisai, va, kiekvienas po ritualo, kai tave ta dvasia eina, tu kaip ir numiršti, palieki kūną. Tai ta mirtis ir yra kūno fizinio palikimas, nes tu iš tikrųjų tai nemiršti, tu tik išeini iš kūno. Tai va, jie taip pergyvena, kiekvieną ritualas, išgyvena, ta prasme. Tai už tai pas jos nėra tos baimės, to mirčiai, nes jiem tai, kuo daugiau ritualų darai, tuo tu daugiau tenais prabūni jaus. Tai tu gaunasi, kad tu ir vieną koją ten, vieną čia pastovi, tavo darbas yra ir tenais ir čia būti. Nu, kaip pažinimų įdomu buvo, paklausiau, bet supratau, kad, ne man. Aš gal per savo durnumą norėčiau pamėginti įsileisti tą duch, per tą pirmą ritualą, pamėginti ir po to, žinai, pažiūrėti, kaip tai jaučiasi, kaip tai gaunasi, kuo skiriasi ir taip toliau. Patyrinėjimo, kaip sakant, mokslinė tokia tematika, patyrinėjimo, sužinojimo. Ir po to atsisakyti, bet ten, kai reikėtų sakyti, kad jis atiduodi savo ten sielą, ten likusiam gyvenimui būtent šamaną, tai aš to tikrai nedaryčiau niekada. Ne man tai. Nu, pažiūrėk vaizdai, kaip tau gerai eina informacija.
Kad ir nusikirpai plaukus. Ane? Jo, ryškiai, aiškiai viskas. Iš karto įėjai tiek daug visko. Net kažkaip lengviau, gal žinau, kažkas buvo tokių daugiau, nežinau. Matai, gal vis tiek Pirmos emocijų dienos tai visko, buvo sunkiai, žinau. informacijos. Bet ten, matai, tas pirmos dienos gavosi, kai tik nusikirpau, ten aš ir tą kryžių nuverčiau ir ten buvo tokių visokių niuansų dar. Plius fiziškai aš ten biškai išsekau per daug, nes ir ryte krosiuką nemažą prabėgau po ilgos pertraukos ir fiziškai padirbėjau, ten ir malkų daug supjaušiau. Tokių visą dieną labai sunki buvo ir po to, kai nusikirpau tos plaukus, sudeginau ir tada aš ten virš paros kaip toksai pajutau net kaip girtas būčiau momentais, toksai kaip svaiginimas, kažkoks, tai bet irgi čia gali būti ir fizinis išsekimas ir visoks, žinai. Ir daug gryno oro. Tai nežinau tiksliai. Tai laukia aš dabar dažnai jo papraleidžiu. Skiriau šiandien. Nekoks orelis, tas vėjas stiprus, lyja, sninga. O tą kryžių norėjau pažiūrėti, tai jau kalakutą įsinešė mano. Vis tiek gyvybę paėmė. Rimtai? Jo, tą pačią dieną mirė kalakutas, mano pat. 2 turėjau ir 1 įsinešė. Turėjau man jau kaip ir kad vis tiek turi būti, kaip sako. Nes jis stiprus agregoras, ten vis tiek jisai ten tiek dešimtmečių, taigi ten šlupuotas jisai. Bet gerai, kad ant žemės padėjau, nes galėjo tipo daugiau, kad įsižemintų manėjo tas, kad jisai įsižemino. Tik norėjau lietaus, kad būtų, tai dabar sniegas atėjo, tai irgi gerai, kas užslaptų, žinai, ryšys stipresnis. Tai šį dar vis ratu apeidavau kažkaip mane nuo jo labai stumė. Tokia, matau, dabar kaip kupolas. Jisai buvo cementuotas, ne? Tai dar niuansas yra, aš maniau, kad jisai yra cementuotas, niekad per arti aš nebuvau ten žiūrėjęs tą dalyką, o kai pradėjau versti jisai buvo neprijungtas prie žemės, jisai yra betonas, po to betonai yra metaliniai tokie kaip įtvirtinimai ir tuos įtvirtinimus suvarsys jisai buvo prisuktas, bet jisai pas nelietė nei betono, nei žemės, jisai gavosi kaip ir ore, nėra to įžeminimo pas jį nebuvo niekada. Už tai jo tas agregoras kaip ir gavosi su žemė nesusijęs, iš jo negalėjo tą energiją išidinėti, atidinėti, kaip agregorą auginti ten, kad tą veiksmą padarytų stipresnį, tai netgi labai gerai buvo padaryta. Nežinau, ar tai tikslingai padaryta, ar čia kažkaip tai, nes iš konstrukcinės pusės, jeigu taip kaip kokio ten staliaus darbo ten ar kažko, tai jeigu metalas neliečia žemės medis, tai jis ilgiau laikys, nepus, negės, ta prasme, iš techninės pusės. Bet iš ezoterinės pusės tai labai gerai, nes tada žemė negali sugertą negatyvę energiją, keisti, transformuoti dar kažkaip, žinai. Nebūtinai negatyvę ir pozityvę bėlė kokią energiją. Tada jis įgaunasi viską laiko savyje, jis didėja, žinai, toksai auga tas agregoras. Tai dėl to pas jį yra, jis stiprus buvo labai, galingas tas kryžius buvo. Toks kaip pakimas. Jisai kaip ir nebuvo pas jį tokio tiesioginio kontakto su žemė, o tas gaunasi durnai kažkaip. Tai. O dabar eterį pažiūrėk, ten dar liko tos energijos. Irgi pūskars. Jo, dar aplink jį aš tokį juodą masę matau dar jo. Tai, bet dabar kai sninga labai gerai, viskas jau žemės sugeria, viską valo, tvarko. Tai man ir anksčiau čia, kai žiūrėjau prieš mėnesių, kad irgi sakė, ant žemės paguldyti, palikti per lietų, kad gulėtų išlapė geriau, kad išeitų nenešti namo, žinai. Tai aš taip ir padariau, paguldžiau ir gulį, tik norėjau, kad lietaus dar būtų, žinai, tai dabar užsnigo, tai gerai, pagreitins biškį tą procesą. O tau jokios įtakos neturėjo pačiam? Tai aš tas 2 dienas sakau, toksai, kaip girtas buvo, be energijos visiškai ir toksai momentais, kad net viskas, nežinau, judėjo ir vingavo. Tik ant 3 dienos aš jau vėl išėjau normaliai lauką, vėl pradėjau dirbti ir kažkaip tai visivaikščiai viskas. Rodau, kad išėjau lauką, nes kas jau žemė, ten susodinau biškutį, ten tai su žemė kontaktą buvo, tai energijos visivaikščio. Tas padėjo. Plius dabar, kaip laukų nėra, labai patogu praustis, ten veidą prasiesi, to pačiu galvą su vandeniu, žinai, nubėga viskas labai gerai, vanduo įžeminimui. Gerai, tave susitvarkyk, šauniai.
Jo, šuniui vėl grįžo ta liga. Irgi po to kryžiaus nuvertimo. Jeigu nebūčiau dėjęs ant žemė, rodo, kad būtų ir iki manęs dėję, čia būtų daugiau būtų problemų. Bet žemė neutralizuoja tą jo Tai gal Grigorį. tau reikia ant žemės pagulėti, kai nešlapia. Tai aš kai išeinu lauk, aš laiko kontaktą su žemė gaunu. Čia prie žemės, kai dirbi, tai jis kontaktas pastovus čia būna. Visus juodus rankos jis būna. Aš dabar dar tą Grigorą sumažinsiu, matau, aš jį galiu praslaidyti. Aš jo nenaikinu, aš jam kaip paaiškinu, kad jis arba tegu išeina, arba neutralizuojasi su žemė, sakant, pasirinkimo duoda. Dalinai pasirinkimo, čia vis tiek mano duotas pasirinkimas. Tas, kad aš jo nepasilieku, iš čia jo nebus. Jis tai supranta. Jis į žemę suėjo, jis sutraukė visą. Jis galvojo, kad aš 2 dienas sėdėjau namuose, jis galvojo, kad aš galvoju, abejoju, gal aš vėl kažką darysiu su juo. Gailiesi, neatstatysi. Gal pajausiu jo jėgą, gal kažką norėsiu. Jisai kažkoks jo, rodo, kad jisai kažką, bet dabar, kai aš jam parodžiau viską, savo situaciją, supratimą ir požiūrį, tai jis net nemastė, iš karto dingo. Išėjo į žemę su jie. Tai čia praktiškai rodo, kad jau dabar galiu supjaustyti ir sudeginti. Daugiau poveikio nebus. Tai kaip ir gerai viskas tada. Gerai, šunį pažiūrėk. Visus gyvūnus apžiūrėk irgi to pačiu. Grįžo man ta apsauga, tas kupolas rodo, kad reikia biškį sustiprinti, nes jo nebuvo, čia sakiau, tas keletą savaičių. Dabar toksai gelsvas, koksai vėl daro stiprus. Aplink tave, ant visos teritorijos. Čia visas mano sklypas tos matas. Aš čia dar kai Norvegijai buvau padaręs tokį ir jisai buvo laikinai panaikintas, nes čia visur žemėje to nebuvo, čia perinamas laikotarpis kai buvo. Ir dabar rodo jis toksai kaip ir yra, bet jis nepilnai buvo tarpai, kur buvo, tai sulyginau visą. Plius tas čia Grigoras juodas buvo visas toksai, tas piktybinis religinis, jisai išbadėjęs kaip ir buvo, jis jau toks nepatenkintas, dabar jo neliko, tai kaip jau dabar viduje gražu, švaru viskas sutvirtinau. Pašūnį nuimu irgi viską tą, kas ten prilipęs toksai kaip. Žinai, kaip tas... Tai šaltinėlį nuvesk, tegul nusiplauna. Tu neliesk nieko. Viskas į šaltinį tegul nusiprausis. Ta vardą Mirtišė, žinai, vardas, ne? Ar kaip ten kažkaip? Jo, iš Adamsų. Iš to, koks ten serialas. Va, iš Adamsų, jo, ten buvo tas ranka delnas, kur vaikšto. Atsimenė, ne? Daiktas. Jo, tai va šitoks jisai va įsikabinęs pas mano šūną kakle buvo. Girnai pirštai suleisti, ranka. Toksai va pasakė gerklė iš apačios toksai guzas buvo. Toksai kaip kumštis mano, gal biškai didesnis buvo, dabar ištinės per tas pirmas 2 dienas, kai kryžių nuverčiau. Tai aš biškai buvau įsigandęs, kad vėl viskas grįž, važiavau į Kauną, pirkau kitokio maisto. Daviau jai porą parų pabadavimų ir pradėjau neutralizuotis. Tai rodo, kad jau dabar įsivaikšto, tai aš irgi tą visą rodo, kad eitų kartu su to Grigoru į žemę išeitų viskas. Nuo jos nuimu. Paklaus pasąmonės, kokių žolelių ar kažko, ar žalio molio, kad natūraliai be vaistų greičiau atsistatytų. Ką tu rodo? Ta, kur išėmiau tą ranką, tai jinai kaip ir išėjo ten taip įsivaikščios. Pasėda tos žaizdos ir dabar vėl atsiradusios keletą mažyčių tokių. Žiūriu, kaip padaryti, palauk. Tai su šviesa užgydyk bent jau eterį. Rodo, kad jo, ant eterio kaip ir aš tą visą išėmęs, bet
sakant, fiziniam fizikai, nu, fiziniam reikia tvarkyti. Saulė rodo, kad reikia saulę, kad duotų jai, nu, kad nedegintųsi ant saulės, aš tada užžavina. Nes tai ir su jodu aš bandžiau, ir dar kažkokio čia dezinfekanto turiu, tai taip tepdavau po 2-3 kartą dieną. Ir su kremu bandžiau minkštinti tą odą, kad ten užgytų, nes šašas pasidaro, nusigramdo vėl natūra žaizda ir neužgyja niekaip. O ten ramonėlio, medetkų, žinai, kad uždegimo, kaip kompresas. Tai uždegimo nėra, ne. Tai man ir tada atėjo informacija, kad ateis saulė, sakant, laukia bus ir viskas praeis ir dabar tą patį rodo. O toliau dezinfekuot, kad neplistų ir viskas, tai su jodu, aš tą vis patipu. Nu, tai taip ir padarysiu, žiūrėsiu. Vis tiek ateis tas pavasaris. Saulėtas, ta prasme, toks. Kažkaip pavargau čia su tais darbais. Kažkaip nusukau. Gerai, tada lekiam kur nors atsigauti. 3, 2, 1. Po kažkokio krioklio atsistojo, bet taip stipriai duoda tas vanduo iš viršaus. Tai gerai. Ir šunio pasiimti. Jo, kažkart atskridau, papažastį pasiėmiau. Tik jinai po kriokliu nestovi, jinai atsigulė šalia vandenį. Nu, tai vis tiek nuplaus. Tai jo, svarbu kontaktas. Jo. Sustabdė įrašą ar dar eina?